Funk verslas. Talentas verčia kapitalą šokti, šiuolaikinio pasaulio vystymosi tempai yra tokie, kad šiandien nebeįmanoma dešimtmečius išlaikyti monopolio, metus naudoti savo konkurenciniais pranašumais ar nuolat išnaudoti prieigą prie gamtos išteklių. Atėjo gausos era, žinios žaibiškų greičių sklinda po pasaulį, taip pat greitai pasensta tai, kas visai neseniai atrodė įdomu ir pelninga. Naujos besikeičiančios erdvės ir neįtikėtinos konkurencijos sąlygomis gali išlikti tik inovatyvus verslas su nestandartiniu požiūriu, funky verslas. Knyga Funky Business pasakys, koks turi būti sėkmingas verslas šiandien, kokias savybes jis turėtų turėti. Kokius žmonės pritraukti, kurį modelį pasirinkti, tu išmoksi, kaip kompetentingai balansuoti tarp supergreito sprendimų priėmimo ir leidimo žmonėms laiko pagalvoti, kodėl reikia klausytis ir neklausyti klientų vienu metu, kodėl klaida ar net nesėkmė nėra priežastis bausti darbuotojus, koks konkurencinis pranašumas šiandien, kodėl būti normaliam reiškia akivaizdžiai pralaimėti, į ką reikia kreiptis kreipiantis į žmonės. Funky verslas skirtas aistringiems, mobiliems ir rūpestingiems žmonėms, kuriems priklauso dabartis ir ateitis. Nauja intelektualinė revoliucija, kai Karlas Marksas teigia, kad gamybos priemonės turi priklausyti darbininkams. Jis buvo teisus. Paradoksalu, bet pagrindinio komunizmo teoretiko teisumą šiuo klausimu įrodė klestinčio kapitalizmo era, kurioje dabar gyvename. Šiuo metu mūsų akyse vyksta trečioji intelektualinė revoliucija, kurią sudaro tai, kad jų darbuotojų smegenys tampa pagrindiniu įmonių turtu. Nuo 70 iki 80% to, kas šiandien pagaminama, yra sukurta naudojant intelektą. O žmogaus smegenys, pagrindinė šiuolaikinė gamybos priemonė, priklauso tik jam pačiam. Taigi žinios šiandien yra tikra galia. Ir labai galinga. Žinios dabar yra įmonių, žmonių ir ištisų šalių mūšio laukas. Revoliucijos pakeičia senąsias žaidimo taisyklės ir panaikina pasenusius įstatymus. Jos gąsdina tuos, kurie laikosi seno. Tie, kurie pasiruošę keistis, yra mobilizuojami ir įkvėpti. Bet kokiu atveju jie nepalieka nieko nuošalyje ir svarbiausia keičia ekonominį kraštovaizdį. Vykstantys pokyčiai reiškia, kad turime keisti požiūrį į verslą visais jo aspektais. Atėjo funky verslo era, nauja, išradinga, dinamiška, paradoksali. Taigi, kas yra įdomus verslas? Funky verslo savybės. Funky verslas yra pasaulinis. Ekonominė erdvė smarkiai išsiplėtė, į ją įtraukiama vis daugiau šalių. Viena vertus tai reiškia reikšmingą konkurencijos padidėjimą, taip pat ir iš Azijos šalių. Tačiau kita vertus, išsivysčiusios šalys nebeturi žinių, paslaugų, procesų ar technologijų monopolijų. Tai reiškia, kad funky verslas turi galimybę rasti darbuotojų, partnerių, tiekėjų, darbdavių, mokymo įstaigų visame pasaulyje, nesirenkant juos pagal teritorinį artumą, o ieškant geriausio, kad ir kur jie būtų. Funky verslas egzistuoja visiškos konkurencijos sąlygomis. Konkurencija yra visur, visi konkuruoja su visais, šalimis, korporacijomis, pavieniais asmenimis, skirtingomis pramonės šakomis. Internetas suteikia žmonėms galimybę nuolat lyginti, o tai reiškia, kad jie turi bent kažkuo išskirtini būti prieš visus kitus. Visada galite padaryti geriau, tapti labiau orientuoti į klientą, sukurti ryškesnį dizainą, padidinti galią ar padaryti daiktą patogesnį. Galimybės tapti geresniu yra begalinės. Įdomus verslas turi pasiūlyti kažką unikalaus. Visiškos konkurencijos sąlygos reikalauja, kad verslas bent sekundį turėtų unikalų konkurencinį pranašumą ir dar pasiektą unikaliu būdu. Tradicinis kelias apimantis pažįstamų produktų tobulinimą nebėra veiksmingas. EUD Power reitingų institutas dar 1996 metrų pasakė, nebėra blogų automobilių, visi kuria gerus automobilius. Atitinkamai jau nebeužtenka gaminti kokybiškus produktus, reikia kažko kito, kažkokio wow efekto, ypatingos garantijos, originalaus dizaino, pakuotės, unikalaus aptarnavimo. Tik tada galėsite gauti tai, apie ką visi svajoja - laikiną monopolį. Funky verslas yra greitis. Kad netaptumėte mirusią įmonę, turite būti greita kompanija. Judėkite greitai, judėkite dabar. Šiandien įmonės uždirba milijonus iš produktų, kurių prieš metus net nebuvo. Žinios ir pranašumai genda greičiau nei pienas. Intel atstovas Craigas Barretta sakė,
turite judėti kuo greičiau, kol sprogs už tavęs esantis kelias, tačiau įdomus verslas taip pat turi suteikti žmonėms laiko. Laikas galvoti, eksperimentuoti, keistis idėjomis. Priešingų atveju galite eiti greitai, bet ne ta kryptimi. Funky verslas yra žaidimo keitiklis. Tie, kuriems pasiseka, yra tie, kurie siūlo naujas strategijas ir permasto savo verslą, kaip tai padarė Starbucks, pakeisdamas amerikiečių požiūrį į kavos vartojimą. Arba kaip Nike, pradėdamas bendradarbiauti su sporto žvaigždėmis. Funky verslas yra verslas apie visiškas ir nesibaigiančias naujoves. Verslas reikalauja kūrybiškumo ir intelektualaus indėlio visur, kuriant naujus produktus organizacinėse ir administracinėse srityse, rinkodaros, finansų, lyderystės srityse. Turite mokėti užduoti ir greitai užduoti naujus unikalius klausimus ir ieškoti nestandartinių atsakymų, atmesti vidutinius sprendimus, mokėti ne tik mokytis, bet ir neišmokti. Inovacijų turi būti begalė, tu negali kažko padaryti ir nusiraminti, turi nuolat generuoti naujas idėjas. Funky verslo struktūra ir modelis. Įdomus verslas yra modelis, turintis tam tikrų savybių. Fun kompanija nedidelė. Funky verslas nesistengia tapti tokiomis didžiulėmis korporacijomis, kokios buvo anksčiau. Mažos žmonių komandos yra kūrybiškesnės ir mobilesnės. Kai tik žmonės tame pačiame pastate nustoja atpažinti vienas kitą, išnyksta asmeninis veiksnys, tada ateina metas išardyti įmonę, patarė Richardas Bransonas, Virgin. Funky kompanija nėra daugiapakopė, nes kuo daugiau lygių, tuo daugiau laiko reikia sprendimui priimti. Vienas efektyvus būdas sumažinti lygių skaičių įmonėje - suteikti daugiau galios viduriniam lygiui, kuris taps dinamišku centru, jungiančiu viršų ir apačią. Fun kompanija - tai projektų įmonė. Didžioji darbo dalis turėtų būti pagrįsta projektu ir atliekama grupėse. Tokia įmonė gali lengvai persigrupuoti, kad atitiktų konkrečią užduotį ir rinkos reikalavimus. Projektų pagrindų veikiančioje organizacijoje žmonių vaidmenys įmonėje gali keistis. Šiandien vienas gali būti viršininku, kitas pavaldiniu, rytoj atvirkščiai. Funky įmonė turi horizontalią struktūrą. Vertikali struktūra prisiima tradicinę hierarchiją. Protingi žmonės yra viršuje, o kvaili apačioje. Horizontali struktūra leidžia efektyviai bendrauti tarp sričių, skyrių ir pramonės šakų. Funky įmonė apima išsamų visų be išimties įvertinimą. Nuo generalinio direktoriaus iki jaunesniojo pavaduotojo. Iš visų pusių gaunamas grįžtamasis ryšys ir informacija apie savo veiklą leidžia greitai keistis, būti atsakingam, veikti nuosekliai ir greitai susiorganizuoti. Įmonės vadovą gali pasirinkti valdyba. Tačiau daugelyje sėkmingų ir protingų įmonių tai vyksta dalyvaujant platesniam darbuotojų ir partnerių ratui. Fun kompanija atvira bendradarbiavimui. Šiandieninis verslas ne visada susideda iš pralaimėtojų ir laimėtojų, laimėti gali visi. Todėl Funky įmonė nebijo sudaryti aljansų su konkurentais, jei reikia, ir yra atvira partnerystei. Žinoma, jūs turite suprasti, ar jūsų partneris yra padorus ir būti pasirengęs jam ką nors pasiūlyti. Konkurentų artumo pavyzdys - konkuruojančių įmonių automobiliai gaminami toje pačioje gamykloje Belgijoje. Funky verslas atmeta tradicinės hierarchijas. Naujajame pasaulyje senos hierarchinės struktūros su protingais viršininkais ir efektyviais, bet siauro mąstymo pavaldiniais tampa nebeperspektyvus. Tradicinės hierarchijos gali veikti tik stabilioje aplinkoje su nuspėjamais procesais, o ne šiuolaikinėme besikeičiančiame ir beprotiškame pasaulyje. Funky verslo modelis yra heteroarchinis, tai yra, jis susideda iš daugybės įvairių tipų hierarchijų, pagrįstų žmonėmis, jų žiniomis ir vykstančiais procesais, o ne pareigybių ir nurodymų sąrašais. Naujajame modelyje vis svarbesnius vaidmenis atlieka stiprus projektų vadovai ir minčių lyderiai. Sėkmingai veikianti Danijos įmonė Oticon, kurianti prietaisus klausos negalią turintiems žmonėms, yra sukonstruota kaip spagečių lėkštė. Atrodo, kad sutvarkyta chaotiškai, bet patraukus vieną makaroną matosi viskas nuo pradžios iki galo. Kiekvienas darbuotojas, Funky verslo klientai, prabangus verslas turi mokėti neklausyti savo klientų. Standartinis kliento reikalavimas yra gauti geresnį produktą už tuos pačius arba mažesnius pinigus. Tačiau įdomus verslas turi žengti žingsnį toliau nei vartotojas, pasiūlyti jam tai, ko jis dar nežino ir net neįsivaizduoja.
Dauguma klientų yra retrogradai, jie neturi pakankamai fantazijos pasiūlyti ar iš karto priimti ką nors naujo. Todėl nereikėtų jų itin klausytis, kai norite nustebinti rinką kažkuo naujovišku. Galite net atleisti kai kuriuos savo klientus, nes įmonėms vidutiniškai 50% klientų yra nuostolingi. Be to, bėtodairiškas visų klientų klausimas gali jūs klaidingai informuoti ir nuvesti klaidingu keliu. McDonald's reaguodama į nepasitenkinimą savo gaminių kaloringumu, į valgiaraštį įtraukė neriebų Michelin mėsainį. Tačiau jis buvo parduodamas labai prastai, nes greito maisto restoranuose retai lankosi tinkamos mitybos šalininkai. Funky įmonė siekia pritaikyti savo poreikius. Kartais verslui tikrai svarbu ignoruoti klientų nuomonę, tačiau kitais atvejais klientas turi būti suvokiamas kaip įmonės, dalyvaujančios gaminant produktą, dalis. Viena iš svarbių naujųjų laikų tendencijų yra individualizavimas, individualus požiūris į klientą. Nišos siaurėja, mikrorinkų daugėja, atsiranda naujų pritaikymo įrankių. Tokiu tempu greitai pereisime prie individualizavimo visame kame, aptarnavimo, gamybos, rinkodaros, visose pramonės šakose. Nuo masinės gamybos iki masinio pritaikymo. Investuokite laiką į savo klientą ir jis taps jūsų konsultantu. Tuo pačiu metu pritaikymas ne visada padidina paslaugos ar produkto kainą, kartais tai yra pigiau nei standartinis metodas. Daugelis prekių ženklų dabar kuria individualius produktus, nuo sportbačių ir džinsų gamintojų iki lėlių gamintojų. Pavyzdžiui, galite užsisakyti individualią lėlę Barbę su norimos plaukų, akių ir odos spalva. Arba individualius Levis džinsus pagamintusi pagal jūsų išmatavimus. Nuostabus verslas turi išskirti savo klientus. Funky verslas supranta, kad jų klientai yra įvairūs, tarp jų yra įvairaus amžiaus, socialinių sluoksnių, požiūrių, odos spalvos ir tie vyrai ir moterys. Tai turėtų atsispindėti įmonės organizacijoje ir jos darbuotojų sudėtyje. Jei didžioji įmonės darbuotojų dalis yra solidus vidutinio amžiaus vyrai, vargu ar įmonė susižavės jaunomis moterimis ar jaunais hipsteriais. Diferencijuotas požiūris į klientus visada duoda teigiamų rezultatų. Automobilių gamintojai per ilgai suvokia, kad moteris yra aktyvios automobilių pirkėjos ir kad moteris nėra mažesnės vyrų versijos ir joms reikia kitokio požiūrio. Kai jie tai suprato, jiems atsivėrė naujas rinkos sektorius. Funky verslo darbuotojai, funky business tai naujas požiūris į lyderystę. Šiandien lyderystė tai ne skaičių diktatūra ir rykštė, o visų pirma gebėjimas pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti talentą. Lyderis turi sukurti magnetus, kurie pritrauktų reikiamus žmones. Jis turėtų nemanipuliuoti valdžia, o laimėti širdis ir protus, duoti žmonėms svajonę. Šiuolaikinė darbo rinka vis labiau tampa pardavėjų, o ne pirkėjų talentų rinka. Dažnai darbuotoją renkasi ne darbdavys, o darbuotojas, labiausiai jo vertybės atitinkančią įmonę. Todėl geras vadovas turi traktuoti darbuotojus kaip reiklės žvaigždės. Žvaigždės gali palikti įmonę ir pradėti spindėti kitur, todėl jas reikia vertinti ir branginti, o į jų prašymus ir skundus reaguoti. Šiandien lyderis nėra krizių valdytojas. Priešingai, ji turi įnešti chaoso elementą į nusistovėjusią dalykų tvarką. Sukelti idėjų burbuliavimą ir pakeisti tradicinį požiūrį į problemas. Subalansuoti ribą tarp tvarkos palaikymo ir chaoso kūrimo yra tikras lyderio talentas. Anksčiau vadovai buvo teisininkai, vėliau technikos specialistai. Šiandienos lyderiai yra MBA absolventai ir vadovai, kurie naršo finansinius ir administracinius procesus. Lyderis turi išmokti klausyti žmonių, net ir ypač maištingiausių ir sunkiausių darbuotojų. Taip išgirsite naujų idėjų. Kartais mums reikia, kad kas nors pasakytų, kad esame pasenę ar kvaili, kartais negali būti lyderis. Lyderis yra gyvenimo būdas. Lyderis dirba taip, lyg kas minutę pradėtų naują projektą. Įdomus verslas tai darbuotojų įvairovė ir diferenciacija. Vienodumas ugdo bandos mentalitetą, naikina naujoves ir konstruktyvų dialogą. Todėl įdomus verslas yra darbuotojų ir organizacinių struktūrų įvairovė.
Funky verslui draudžiama suvienyti savo darbuotojus, sujungiant juos į bendras patogias grupės su aprangos kodais, griežtais išsilavinimo, lyties, amžiaus ar tautybės reikalavimais. Reikia nuolat ieškoti talentingų žmonių, pagalvokite, ar pasamdytumėte nepaprastą žmogų. Ar tokie žmonės siunčia jums gyvenimo aprašymus? O gal jie to nebedaro, žinodami, kad bus atstumti dėl savo nestandartinio pobūdžio? Galbūt taip prarandate galimybę pasamdyti kitą Richardą Bransoną ar Stevę Ajopsą. Kadangi visi darbuotojai yra skirtingi, tai reiškia, kad atlygio ir motyvavimo sistemos taip pat turėtų būti individualizuotos. Jei nesate dėmesinga savo darbuotojams, vargu ar būsite dėmesinga savo klientams. Žmonės taip pat išmoko vertinti savo darbą ir laiką, vis rimčiau žiūri į darbo sutartis, papildo įvairius reikalavimus ir pageidavimus. Daugelis sėkmingų įmonių siūlo savo darbuotojams masažus darbo metu, įperkamą cheminį valymą, patogų darželį vaikams, edukacinius pomėgių kursus. Įdomus verslai suartina žmones. Kyla teisėtas susirūpinimas, kad pernelyg įvairiai iškilių darbuotojų grupė papuls į anarchiją arba nesugebės išsilaikyti. Aišku, nebūtina kompanijoje komplektuoti visus Richardus Bransonus, bet būtina, kad ji būtų mažiau monogamiška. Kad ji išlaikytų savo vientisumą, jai reikia kažko, kas vienyje žmonės, kažkokio bendro komponento. Greičiausiai tai bus bendra vertybių, interesų, kultūros sistema. Vienijantis taškas taip pat gali būti įmonės noras dalytis akcijomis, kaip daro Procter Gamble ar Cisco. Kai kurios įmonės, pavyzdžiui, garsioji personalo atrankos agentūra Manpower, šiandien turi 100 000 partnerių, primenančių didelę profesinę sąjungą. Reikia suprasti, kad žmonės nebėra tokie paklusnūs ir priklausomi. Jie net pasiruošia aukoti pinigus, bet dirba ten, kur jiems įdomu, kur didžiuojasi savo atliekamų darbų ir įmonė, kurioje yra gerbiami, kur susipažins su naujais žmonėmis ir ko nors išmoks. Naujoji era yra malonumo era, žmonės nori mėgauti savo darbu, o ne tik taupyti pinigus. Tai nėra gera žinia visiems darbdaviams, nes dažnai lengviau nusipirkti lojalumą, nei užsidirbti turint tinkamą požiūrį ir pagrįstas vertybės. Tačiau sukūrusi reikiamą vertybių sistemą, įmonė automatiškai pritrauks reikiamus žmonės, kurie dalyjasi jos filosofiją ir kultūrą. Funky verslas priima klaidas ir skatina eksperimentuoti. Ten, kur vertinamos naujovės, reikia atleisti klaidas. Priešingų atvejų žmonės bijo eksperimentuoti. Juk eksperimentas visada yra rizika. Nebus klaidų, nebus tobulėjimo, kur už apsiskaičiavimus ir nesėkmes griežtai baudžiama, žmonės pradeda dirbti prieš naujoves. Žinoma, rizika turi būti subalansuota, ją reikia mažinti, o pamokas, kurias išmoko klaidos, reikia gerai išmokti. Funky įmonės pasitiki žmonėmis. Darbuotojai randa puikiausius problemų sprendimus, kai jiems suteikiama laisvė. Jie bus pasirengę prisiimti pagrįstą riziką, jei bus įsitikinę, kad prisiims atsakomybę. Kai 1985 metais Coca-Cola nusprendė pakeisti gėrimo receptūrą ir išleisti New Coke, tai buvo didžiulė nesėkmė, kuria konkurentai greitai pasinaudojo. Tačiau niekas iš komandos atsakingos už šį sprendimą nebuvo atleistas. Įdomus verslas keičia požiūrį į švietimą. Taip pat plačiai paplitęs stereotipas, kad mes priimame visą žinių dalį, kol mums sukanka 25 metai, o tada gyvename iš šios atsargos, kol pateksime į apyvartą. Naujoji tikrovė nurodo, kad turime mokytis visą gyvenimą. Toks požiūris transformuoja ir švietimo industriją, švietimo įstaigos keičia formatus, tampa artimesnė žmonėms, klesti nuotolinis mokymasis ir įmonių universitetai. Mokytis reikia ne tik ugdymo įstaigose, bet ir darbo vietoje, ugdant mentorystės praktiką, semintis žinių iš vadovų. Funky verslo koncepcija, funky verslas – tai laisvė ir atsakomybė. Kadangi pagrindinis darbo įrankis yra mūsų smegenys, kurios priklauso tik mums, tai reiškia, kad valdžia, laisvė ir teisė pasirinkti yra mūsų rankose. Tačiau laisvė reiškia ir asmeninę atsakomybę už save ir savo karjerą, kuri negali būti perkelta nei darbdaviui, nei valstybei. Žmonės turi suvokti, kur slypi jų stiprybė, individualumas ir pradėti veikti. Neatidėliokite savo gyvenimą, meskite tai, kas jums nepatinka ir suraskite veiklą, kuri teikia pasitenkinimą.
Būkite išskirtinis, jei tik akimirką sugalvokite naują būdą išreikšti savo įgūdžius, naują požiūrį, naują išvaizdą. Nebijokite tapti individualiu verslininku, tokia yra mūsų laikų tendencija. Užmegzkite ryšius, ieškokite partnerių, kuriems galėtumėte deleguoti tai, ko nepakankamai gerai išmanote arba kam neturite laiko. Funky verslas analizuoja save, kontroliuoja procesus, lygina save su kitais. Informacinės technologijos leidžia stebėti daugybę įmonės rodiklių, nuo inovacijų iki atskirų darbuotojų indėlio, nuo gamybos ekologiškumo iki demografinio organizacijos paveikslo. Informacinės technologijos taip pat leidžia palyginti visus šiuos rodiklius su konkurentų ir partnerių rodikliais. Tai leidžia analizuoti savo darbą, įsikelti naujus tikslus ir permastyti įmonės logiką. Automobilių kompanijos Ford vadovybė darbuotojų skaičių debitorinių sumų skyriuje sumažino nuo 500 iki 400 žmonių ir nepaprastai savimi didžiavosi. Kol sužinojau, kad Mazda automobilius gaminančioje įmonėje šiame skyriuje dirba tik 5 žmonės. Funky verslas yra moralus, etiškas ir draugiškas aplinkai. Rinkdamiesi darbdavį, partnerį ar produktą, žmonės vis dažniau vadovaujasi moralės principais. Jie nenori dirbti toksiškose įmonėse gaminančiose žmonių sveikatai kenksmingus dalykus, pavyzdžiui, tabako gaminius. Jie nenori pirkti produktų iš įmonių, kurios atlieka eksperimentus su gyvūnais. Jie nenori dirbti su teršiančiais tiekėjais. Funky verslas visada atsižvelgia į estetiką. Prekių ir paslaugų dizainas tampa vis svarbesnis. Technologijos ir kokybė jau yra būtina, bet nepakankama sąlyga. Dizainas dabar iškyla į pirmą planą. Grožio žmonėms reikia visame kame, pakuotėse, interneto svetainių kūrime, biuro dekoravime, rinkodaroje, santykiuose su klientais. Funky verslas apeliuoja į emocijas. Bandydami pasiekti žmones, atsigręžkite ne tik į prasmę, bet ir į jausmus, intuiciją, geismą. Pasaulyje, kuriame vyksta didelė konkurencija, turime kurti produktus, kurie emociškai atsilieps žmonėms. Faktų sėkmei nebeužtenka. Vartotojams reikia ne tik daikto ar paslaugos, bet ir to, kas paliestų jų sielą. Žmonės nori būti vertinami ne tik kaip vartotojai, bet ir kaip asmenys. Turime konkuruoti ne tik kokybės, bet ir jausmų lygmeniu. Todėl bankai, sporto prekių ženklai ir technologijų įmonės noriai bendradarbiauja su muzikantais ir menininkais. Šiandien pinigai yra emocijose. Pirkdami telefoną, kostiumą ar kvepalus, perkate ne tik įtaisą, drabužius ar aromatingą skystį. Perkate emociją, gyvenimo pokyčių viltį, lūkesčius, kad naujas telefonas padarys jūs organizuotesnius, būsite elegantiškesni su nauju kostiumu ir patrauklesni naujų kvepalų aromato debesyje. Norint gauti pelną, dabar svarbus ne tik darbuotojų IQ, bet ir jų EQ, emocinis intelektas. Pasamdykite tuos, kurie turi vaizduotę ir jausmus. Funky verslai yra veiksmingi, nes jiems vadovauja aistringi žmonės. Tam, kad verslas užsidirbtų pinigų, pirmiausia turi suprasti save ir daryti tai, kas tau įdomu ir kas žadina emocijas. Tada pinigai bus malonus šalutinis poveikis. Apple kūrėjai siekia ne tik ir ne tiek užsidirbti pinigų, bet ir pakeisti pasaulį. Jie tai padarė, prabangios įmonės vengia normalumo. Būti normaliam reiškia būti nuobodžiam ir vidutiniam, o tai yra kelias į nežinomybę. Nebijokite mesti iššūkį nusistovėjusioms normoms. Geriau būti nekenčiamam 90% ir dievinamam 10%, nei būti abejingam 100%. Išvada: pasaulis sparčiai keičiasi, tampa dinamiškesnis ir novatoriškesnis. Nebegalima užmigti ant laurų, išnaudojant išteklius ar praeities pasiekimus. Tai reiškia, kad atėjo laikas įdomiam verslui. Prabangios verslo savybės: jis yra globalus ir gali rinkti žmonės ir išteklius ne pagal teritorinį artumą, o ieškodamas geriausių visame pasaulyje. Siekiama išskirtinio konkurencinio pranašumo, nes egzistuoja visiškos konkurencijos sąlygomis. Tai visiškai ir be galo naujoviška. Inovacijos yra visur ir joms nėra ribų. Jis greitas ir mobilus, nuolat juda. Tačiau tuo pat metu jis žino, kaip suteikti žmonėms laiko pagalvoti. Jis pasiruošęs keisti ir permastyti žaidimo taisyklės. Rinktis naujas strategijas.
Funky verslo modelio ypatybės, jis nedidelis, ne kelių lygių pastatytas projektavimo principu. Jis yra hierarchinis, susideda iš daugybės skirtingų tipų hierarchijų. Jis atviras bendradarbiavimui ir yra pasirengęs jungtis į aljansus net su konkurentais. Kaip įdomus verslas bendrauja su klientais ir darbuotojais, eina vienu žingsniu toliau už vartotoją. Siekia individualizuoti, pritaikyti produktus ir paslaugas bei diferencijuoti klientus. Pritraukia labai įvairius darbuotojus, gebančius dirbti su įvairiais klientais ir pasiūlyti nepaprastų idėjų. Visur ieško talentingų žmonių. Vertina savo darbuotojus. Elgiasi su jais individualiai, kuria individualias atlygio sistemas. Suvienyje žmonės turinčius bendrų vertybių, suvokiant, kad vertybė žmonėms yra nemažiau svarbios nei pinigai ir materialinės gėrybės. Atstovauja naujam požiūriui į lyderystę. Naujo tipo lyderis ne despotas, o žmonių magnetas, proto meistras, motivatorius ir mentorius. Jis ne tik tvarkos garantas, bet ir bėdų kėlėjas, gebantis įnešti chaosą į sustingusią pelkę. Supranta eksperimentavimo svarbą, todėl už klaidas nebaudžia. Skatina žmones mokytis visą gyvenimą, taip pat ir darbo vietoje. Įdomi verslo koncepcija, jis save analizuoja pagal įvairius rodiklius, lygindamas su kitomis įmonėmis. Tai etiška ir draugiška aplinkai, žmonės nebenori dirbti su toksiškomis įmonėmis. Jis estetiškas visame kame, dizaine, rinkodaroje, santykiuose su klientais. Jis apeliuoja į emocijas, rasdamas atsaką žmonių sielose. Jis nori ne tik užsidirbti pinigų, bet ir pakeisti pasaulį. Jis vengia normalaus, vidutinio, mieliau sukelia stiprias emocijas. Jis supranta, kad laisvė reiškia atsakomybę, kurios negalima permesti nei darbdaviui, nei valstybei. Todėl veik.